tiesiog paprašiau, aš nežinau, kodėl jie taip darydavo. Nu, galima čia viską, aišku, prisigalvoti, nes kitų žmogaus vardu irgi atrodo turėtų būti nenaudinga tenai mokesčių ir taip toliau. Bet tokių dalykų būdavo, tik tai, nu, niekas ten nešnekėdavo apie tai garsiai, ten ar dar kažką, niekas ten. Tie laimėjimai pastoviai dideli. Nu, maždaug kokie ten jie būdavo dideli. Nu, atsitiksliai. Įvairiausiai. Tai gali būti 10-20 tūkstančių, daugiau, mažiau. Nu, čia kazino ar tokie pinigai nėra retenybė. Dažnas, reiškia, išlošti tiek ar pralošti. Tai labiau vienas populiariausių kazino, aš tikrųjų, daugiausiai pinigų, kur būtas. O sakyk, pavyzdžiui, dabar tenai, jeigu tenai atlaimė žmogus, tai ir nori tenai nuslėpti mokesčius ir kažkino ten kito vardu užregistruoti. Tai nuo ko čia priklauso? Jis turi su kasininke, tarsi kažkokia kazino sistema egzistuoja. Kaip pati sistema pasiveikia? Nu, paprastai, jeigu žmogus išlošia prie stalo didelę sumą, tai jisai kaip taisyklė, sakykime, 30 tūkstančių išlošia. Nori atsikeisti žetonus į pinigus. Tai jisai keičiasi skaidę mažesnės sumelės. 3 tūkstančiai, 3,5 ten kiek yra, kol nereikia dar forminti. Ir tai va daug kartų. Jisai gali tiesiog tos žetonus paduoti kitam žmogui, 3, 4, 5 žmonėm, jie perina čik, pasikeičia, atsiduoda. Galų gale kasininkė irgi, įsivaizduokit, negali reikalauti maždaug, net jeigu jį mato, kad pas yra nors ir 100 tūkstančių žetonais ant rankų, jisai paduoda jai 3 tūkstančius. Kiek jai paduoda, jinai iškeičia. Po tos pačios sekundės pasiėmęs pinigus, jis gali vėl paduoti 3 tūkstančius žetonais, jinai vėl iškeiti. Iki maždaug nesakys, duokit visus, aš turiu įforminti, aš matau, kad jūs daug išlošit. Čia ne jos reikalas. Čia, nu, toksai, kaip... O automatai, kadangi yra susijęti kompiuterinė sistema su kasa, ir jeigu yra didelis išlošimas, jau žmogus nebegali skaidyti išlošimą. Ten po 3 tūkstančių išlošia, sakykime, 10 tūkstančių, jis nebegali skaidyti, nes jau viskas yra užfiksuota ir ataskaitos jau vis tiek parbėga. Ir tokia atveju, kad nuslėpti mokesčius, aš taip įsivaizduoju. Tas žmogus, kuris išlošė, jis gali tiesiog pasakyti, vat maždaug tu eik su savo pasu, vat paimk, aš išlošiau pinigų, tenai. Man paduoti, aš tau, sakykim, kažkiek ten aspektų. Kodėl ne? Ten yra daug žmonių, kurie, nu, sakykim, nu, ar priklausomybė, ar tiesiog jų toks gyvenimo būdas ten sukasi, beveik neturėdami pinigų, ten bando kažkiek tai iš kažko galbūt iškaulyti dar kažką. Ir jiems toks dalykas, nu, yra naudingas. Jeigu kažkas išlošia 20 tūkstančių, aš šalia sėdėjau, maždaug taip, pasakyk, kad laimėjimas. Tu ateina, pasikviečia asistentą, laimėjau. Asistentas eina į kasą, sako, va, tas žmogus laimėjo. Tas žmogus atsineša pasą, nors realiai jisai gal net nelošia, nes nei kartą mygtuko nebuvo paspaudęs. Tai gali paduoti pasą, va, išduokit man laimėjimą. Nu, ten išduoda. Bet tu niekad taip nepastebėdavo, pavyzdžiui, nes vis tai viskas yra filmuojamas, įsivaizduoji. Tai žinau. Tai apsauga tai ką nemato, kad kažkas vienas laimė, kitas tai nesijimta. O tai, nu, tai menkas žmogelis, kai, nu ką, jis maždaug rėks, ten dar kažką. Tokie, nu, išlošiu, aišku, jisai mato, bet, nu, tai kam jiems ten kažkokių problemų maždaug sakyti, ne jūs išlošė, dar kažkas išlošė tenai, galbūt, nu, tik tai savo pačiam problemų susidaryti ir dar kažkas. Jo, čia, reiškia, galima, ar tai yra, reiškia, taip, kad ta sistema tokia jau egzistuoja, jau kažkiek metų egzistuoja Olimpike, ir tiesiog tai jau lošiai žino, kaip ateiti visą šitą. Visi tie dalykai yra puikiai žinomi, čia netgi tik nesenai pradėjantiems lankytis, nu, tokie, kurie jau įjunka, jau mato, kaip ir kas susidaromas. Labai greit ten žmonės šneka, bendrauja, jie išbūna ten, žinojo, po 12, po 20 valandų, ten nebeturėdami pinigų būna sėdi prie to stalo ir klausosi tokių kalbų. Pasišneka ten, tai... Nematau su kasinu. Tie gandai ten labai greit pareina ir jie žino, kaip elgtis. Tai, o dabar, sakyk, visiškai, nuo ko ta sistema priklauso, kas ten jas sukūrė, tai nežinai, ten, vis tiek kažkas turėjo įgalvoti tokį dalyką, kaip atsitikimą, tas tokia atėjimą, tas mokestis. Man tai atrodo, kad iš viso... Kas turėtų būti interesuoti? Jis turėtų būti interesuoti, ar ne pati kazino, nes kuo daugiau pritrūks klientų, kuo jiems laksesnės sąlygos darys. Žinoma, nes įsivaizduokit, jeigu žaidėjas
sumoka mokesčius nuo savo, sakykime, 10 000, trečdalį. To trečdalis niekada nebeatneš atgal į kazino. Nu, mokesčių inspekcijos jis turi sumokėti, teisingai. Tos sumos jis niekada nebeatneš į kazino, nes jinai jau išgaravo. O jis išlošė 30 000. Galbūt įmerkęs ten tik tai 100 litų. Kazino tai iš vis yra nenaudinga. Nu, įsivaizduokit, gal tas žmogus net neturi tokių galimybių sugrąžinti, nes jis neuždirba tiek, jis čia atsitiktinai galbūt pakliuvo, ar ten tik nesenai pradėjo lošti ir jis niekada nesugebės atnešti tokių pinigų. Suprantu, kai kažkoks labai turtingas žmogus, kuris, nu va, vakar jis pralošė 100 000, šiandien išlošė 30 000, nu tai jisai nesvarbu, sumokės, nesumokės, tai mokesčiai vis tiek sugrąžins visus pinigus, visus pačius didžiausius išlošimus ir dar atneš. Nu, čia aš taip manau. Tai o dabar galvojate teisinga ar neteisinga, kad vis tik dabar tokiam dar reikalė reiškia, kad dabar išaiškėjo ten tos fotoferos, kad viskas yra nurašoma paprastai eiliniai kasininkai, ten neminių. Visiška nesąmonė, čia yra absoliučiai kaip, žinot, kai du priešas ir trečias nukenčia, kuris, nu, ar kažkas tokio, nes, nu, visiškai žmogus nuo nieko nepriklauso, jis netgi gali viską tai suprasti ir matyti, bet jis nieko negali padaryti, nes, nu, manau, kad įstatymas iki galo neištobulintas yra, kad tos mokesčius mokėti. O dar jeigu kažkas iš šono truputį, nu, padeda tam apeiti ten, ar tiesiogiai, ar netiesiogiai, nu, tai ta kasininkė iš vis jinai vargšė lieka. Nu, čia ir aš netgi tą kasininkę iš tikrųjų tai pažįstu, mes kartu dirbom. Va, tai man ten tos mergytės iš vis gaila, ten kažkokia nesąmonė. Tai vis tik tai dabar, reiškia, galima susimanyti, arba tokią prielaidą susidaryti, kad reiškia tai, kas ten įvyksta, tas mokesčių, tas atėjimas, tas registravimas kitų žmonių vardu, kad tai reiškia vis tiek tai kažkaip turėtų kažkiek žinot, kažkas iš to daryti. Tai nėra reiškia kažkokių tenai tų lošėjų. Suprantat, apie išlošimus didesnius vadovybės visą laiką, nu, negalėjo nežinoti, nes pamainos vadovai ar pitbosai po kiekvienos savo pamainos rašydavo ataskaitą. Aha. Maždaug kiek kas išlošė, kokiom sumom lošė, vat, po kiekvienos pamainos. Yra, nu, į parą po 2 ataskaitas parbėgdavo, kur matydavo, nu, visai ten aukščiau stovinti valdžia. Tai, o dabar ten matydavo tos ataskaitos tie realūs, kas išlošė, ar ten tie, kurie, reiškia, tik tai jau užregistruoti? Kaip taisyklė realūs. Realūs. Reiškia, jos, jie eidavo į pasulaivę, ar buhalteriją, ar kur. Yra kaip tenka, kokia ta sistema, kaip tenka ataskaita? Nu, kompiuterinis tinklas, įsivaizduokit, tai elektroniniai formai ataskaita. Ir jinai išsaugoma visą laiką po kiekvienos pamainos serverį. Nu, įsivaizduojat, laikmena, kurie yra saugoma informacija. Ir tos ataskaitas visą laiką matydavo. Ir aš nesimenu, netgi man atrodo yra kažkokiose įstatas, neįstatas, kaip ten vadinasi, reglamentas. Vat reglamente, kur yra sudėtos visos taisyklės, kaip kiekvienas darbuotojas turi elgtis ir panašiai. Ten daug visokiausių dalykų, maždaug aptarnavimo standartai ir taip toliau. Netgi tenai, dabar aš nesu tikras, bet sakyčiau, kad buvo toksai punktas, kad išlošus su lošimo automatais tam tikrą sumą nuo kažkokios sumos, ar 5, ar 10, ar daugiau tūkstančių. Nu, vat, supranti, turi atsispindėti kažkas ar ataskaitą. Nu, nepamenu šito dalyko, kažkas tokio. O pasikėris čia darytas tokias pačias ataskaitas, ne? Taip, nu, aš kadangi ten... Kiek ten metų dirbai? Kiek aš metų. Tose pareigose, kur man jau reikėdavo rašyti ataskaitas. Iš pradžių Krupie grupės vadovas dirbau 1,5 metų, ir pamainos vadovų metus dirbau. Ir, nu, taip daug, ką aš pastebiu kazino, čia ne tik iš to ataskaitą viskas pareito. Nuotaikos klientų maždaug, ko trūksta, ko reikia ir taip toliau. Nu, ataskaita būdavo tokia pilna, kiek metų valdavo. Forma tokia paprasta, ar mes elektroninį formą viską surašyta. Ir kiek išlošė ir taip toliau.